Na, o Joniškio žemės ūkio mokykla ir vėl pakvietė į tradicinį pavasarinį kermošių. Čia buvo galima įsigyti sodinukų, gėlių, dekoratyvinių medžių ir visko, kas puošia ir turtina kiemą, sodą ir daržą. Tokia trankia melodija paskelbta, kad Joniškio jurginių kermošius atidarytas. Sukviesta apie 200 prekeivių, kurie siūlė viską, ko reikia ir ūkyje, ir virtuvėje, ir kieme, ir svečiui, ir savam. Brangiai kainavo ši šventė, juokėsi jos organizatorius Joniškio žemės ūkio mokyklos direktorius. Labai brangiai kainavo visus viešuosius pirkimus, kol sutvarkėm užsakyti šitą gražų orą, specialiai jurginių kermošiui. Na, o rimtai kalbant, tai ši šventė tikra atgaiva Šiaulių ir Joniškio kraštams, net latviams. Mat svarbiausi pirkiniai, kuriuos čia galima įsigyti sodinukai. Nuo žemuogių iki aviečių, nuo obelaitės iki ąžuolo. O nuo dekoratyvinių augalų akis raibo. Ir širdis džiaugiasi, pridūrė kermošiaus organizatorius. Mokyklos pristatymas visuomeniai, na ir aplinka mūsų labai tinka, labai mėgsta žmonės čia ir pasivaikščioti, ir šiaip pasigrožėti. Na, žodžiu, abipusė nauda ir mokyklai, ir visam Joniškio rajonui. Žmonės, kiekvienas neišeina iš mugės be kažkokio tai pirkinio, be medelio. Taigi, aš kaip esu Lietuvai pagražinti draugijos narys ir Joniškio mūsų draugijos tarybos narys, tiesiog džiaugiuosi, kad visi mes gražinam Lietuvą ir mugę organizuodami ir iš jos išeidamas kiekvienas žmogus savoj sodybai pasodina ar savam sode, tai gražina Lietuvą visi. Sodinukų mugė tai ir bendravimas, pasidalymas žiniomis. Praeidam su kolegam, pasimainam vieną kitą. Čia matot, kad žmonių nebuvo, čia irgi pabendravom. Pavasaris, žydėjimo šventė, sodinimo šventė, norisi būti ten, kur daug žmonių, norisi pasiūlyti žmonėms tai, kas yra gražu. Tai atvažiavau su mama padėti, nes reikia papildyti sodą, tai prisipirkom vyšnių, kriaušių, serbentų geltonųjų, tai grįžime sodinsime. Nuo to šurmulio smagiau. Taip tai va, ir medelį, ir pyragų. Ir kiemo puošmenų prekeiviai siūlė. Sako, šios vištaitės vien tik nauda. Ir pažiūrėti gražu, ir kiaušiniai skanus, o ir plunksnos ne vien pagalvėms. Ne vien dėl kiaušinio ir mėsos. Šiaip dėl grožio taip pat. Nes yra veislių, kurios grinai dėl grožio išveistos. Ne tik tais dėl kažko tai tokio, dėl skrandžio. Joniškio žemės ūkio mokykla jau 8. kartą organizuojanti ir globojanti jurginių kermošių sako, kad jos bendruomeniai tai irgi didelė nauda. Būsimi žemės ūkio specialistai aktyvūs tiek rudens, tiek pavasario mugėse. Šiemet mokykla pristatė vaistažolių arbatas.